Sveiki visi, štai mano 26 pamoka, kurioje rodysiu, kaip reikia pasidaryti įgūdį gynybą ir prie to pačio dar padarysim kraują ir pinigai. Tiesiog susikūrėme dar spritėse tokį dalyką. Čia yra kraujas, tiesiog RPG vaizdu ir yra pinigai, kaip spritė padaryta. Einame į objektą, einame į priešas, tiesiog dabar darysime gynybą. Po to pereisim prie kraujo ir pinigų. Taip, einame į step, į player, einame į kodą ir tiesiog čia tokia ir gynyba. Jei smūgis yra vienas, kad jeigu gali smūgiuoti ir global, jeigu yra gynyba mažesnis arba lygių 7, tada kerta 5, jeigu yra 18, tada kerta 3, jeigu yra 30, kerta 2, mažiau negu 30, o jeigu yra daugiau negu 30, kerta 0. Tiesiog mis tipo. Čia nieko sudėtingo, tokia ir gynyba, kiekvienam priešui ten galite padidinti tuos skaičius, čia aš kaip patys tuos paėmiau tiesiog iš savo galvos ir tiek. Kas toliau, einame į step, tiesiog einate bendrai susikurti naują objektą, pasivadinate kraujas, add event, pasirenkate author, animation end, įkeliate destroyed, tada susikuriate vėl naują objektą, pasirenkate spritą, įsidedate, pasirašyti pinigai, add event, pasirenkate per collusion playerį ir tiesiog jeigu žmogus jį paliečia, global money prisideda 10 pinigų arba 20, 10 tikrai, o gal 19 ten ir tada įsitrina. Kas toliau, einate į steps, į priešą einate į steps, einate į kodą ir instanciją kreaciją, kad atsirastų, kai HP mažiau negu 1, atsirastų pinigai ir atsirastų instancijų kreaciją. Tas tiesiog nieko nereikia eiti į rūmą, nereikia pridėti, paleidžiame žaidimą ir tiesiog matote, padariau, kad rašytų skaičių, kad matytumėt kiek nuima. Tiesiog matote, yra gale 1, gynyba yra 1, tai palietus turėtų nusiimti, kai mane tipo sužeis, turėtų nusiimti 5 gyvybės. Nusiema 5 gyvybės, tiesiog aš pasidariau tokį mygtuką, kad paspaudus A raidę, tiesiog man prisidėtų gale. Tiesiog yra dabar gynyba 8, tai man turi nusiimti 3 lygtais. Nusiema po 3. Dabar padarysiu 19, tai man turėtų nusiimti 2. Nusiema ir tiesiog padarau virš 30, man nusiema 0, vienu žodžiu, ką aš jums rodysiu. Tiesiog dabar nubėgame prie peilio, prie to, pasiemu aš jį, kaip čia jį paimti, užmiršau, su pele reikia. Ir tiesiog nueiname prie priešo ir tiesiog vieną kirtį, matote, jis miršta, atsiranda pinigai, kuriuos paėmus prisideda ir tiesiog kraujas. Tai tiek šią pamoką, visų laukit kitų pamokų.